Va, žmonės nori tualetus pafilmuoti Italijoje. Žiūri vlogerius, visi dėjuoja tualetais, kad labai negražus tualetai. Pažiūrėkit, koks švarumas. Aš į moterį tualetą neįsiu. Bet va, čia kažkokia yra pakabytas, net nežinau kas. Pažiūrėkit, kokie švarus tualetai Italijoje. Visur 2 metai gyvenu. Nemačiau nusiskundimo apie tualetus. Čia atsargiai vaikščio, kad va. Pažiūrėkit, vyriški tualetai. Visur švaru. Viskas nemokamai. Ir va skundžiasi, kad čia paprastoj kolonėliai, o jeigu neini parduotuvėje dar kažkur, tai iš vis ten tualetai auksiniai. Nu, varodo, pažiūrėkit. Lavido pradarysiu. Nu, poperis tualetiniai, viskas va. Paprastoj kolonėliai, pakelės kolonėliai. Tai čia dar mažas, aš pafilmuosiu kitą kartą didžiulis, kur yra. Ten paklysti gali tualete. Va, parodysiu, kad tikrai kolonėlės. Viskas gražiai. Va, paprastos pakelės kolonėliai. Tualetas. Švaru, gražu, o dėjuoja kažkas tualetai. Jau aišku, jeigu ten, kur juočkiai tie juodukai eina į tuos tualetus, ten betvarkės. Visur, kur aš važiuoju, va, visos pakelės kolonėlėse. Visur švarus, gražus. Viskas nemokamai, kava 1 euras tik tais. Va, rodau, kad tikrai va kolonėlės tualetai. Ir čia va prie automagistralės tikrai vieta nėra nepopuliari. Tikrai va lankytojai yra, važiuoja va. Ir iš anos pusės dušai buvo, mačiau. Ir čia dar kažkas, kas ten dar buvo, yra. Einu, pažiūrėsiu dabar žmonės praeina, ten yra kažkas, buvo kažkas dabar, tabakins, va, cigaro pirktis. Va, kokie tualetai gražus, tualetus filmavau, bet jau vaizdą perėmiau, kitą padarysiu, dar biškį dadėsiu. Važiuok kur nori, eik kur nori, aš nesu matęs, aišku, jeigu ten Neapolį taip, mačiau aptrėstų tualetų, taip. Bet ten milijonai žmonių, jūs tą supraskit. Ar kai jūs šeimoje turit 1 vaiką ir kai turit 7-8 vaikus, ką lengviau prižiūrėti? Pirmiau reikia pagalvoti, o po to reikia sakyti. Kalbėti, kad va tualetai, tai žinoma, milijonai žmonių gyvena. Pažiūrėkit, pas mūsų Lietuvoje nėra milijonų ir viskas apšikta. O čia švaru, gražu, malonu netgi.